naujasis YouTube kanalas Laiko mašina. Ir mes esame dabar prie Vaikų pasaulio. Dabar aš jums truputėlį papasakosiu apie šią vietą, kokie mane sieja atsiminimai su ją, o jūs komentaruose galite pasidalinti, ką prisimenate jūs. Taigi, kaip aš vadinu šitą vietą, tai yra mano vaikystės centrinis trikampis. Ir čia nuo senų senovės buvo Vilniaus centrinis knygynas, kur pirkdavome knygų Vyturiuko serijos, o ten, kur dabar yra McDonald's, tai buvogi saldi parduotuvė pavadinimu Svajonė. Ten būdavo prekiaujama saldainiais, buvo kavinukė, saldainiais berods buvo prekiaujama pirmame aukšte. O jeigu taip grįžtant prie Vaikų pasaulio, tai verta paminėti, kad šiam pastatui jau yra daugiau nei 100 metų. Čia kažkada buvo universalinė parduotuvė, vėliau jį persikėlė į kitą Neries pusę, kai buvo pastatyta naujoji. Ir kodėl mus čia taip traukdavo, ogi vien jau dėl to vaikystėje, kad apačioje buvo netgi 2 žaislų parduotuvės, kiek aš atsimenu. Tai pasukus į kairę būdavo vienokie žaislai, pasukus į dešinę būdavo kitokie. Lipant į viršų, ten būdavo siuvimo reikmenys, sagos, siūlai, kaklaraščiai ir panašiai. Dar aukščiau palipus būdavo įvairios rūbų parduotuvės. Tai va, tai stebėkite šitą kanalą ir jį galite rasti ir TikTok'e. Tai va, mes dabar keliausime po įvairias nostalgiškus prisiminimus keliančias Vilniaus vietas. Iki. Ir dar, mes kartais, kai vaikštame, labai dažnai būname įsmeigę akis į žemę. O štai, kai pasidairai, iš tikrųjų įdomių dalykų galima pamatyti ant Vilniaus stogų. Tai turbūt Jurgis nugalintis drakoną Gedimino prospekte. Ir štai Vaikų pasaulis kiek iš kito rakurso.